Selemonas Paltanavičius. Labas, kaip gyveni? Kaip suprantu, jūs esate žmonės. Na, o aš esu skruzdėliukė, ta pati, kuri neseniai jums rašė laišką. Laiškus rašė ir mano draugai, todėl išgirus jūs gavote net 14 laiškų. Ačiū jums už atsakymus ir dar labiau ačiū už tai, kad pakvietėte mus į svečius. Va, todėl šiandieną mes ir čia. Jūs visi mokotės pagrindinėje mokykloje, o mes visi pagrindinėje miškykloje. Kadangi atėjo pavasaris ir mes pradžios miškyklą jau baigėme, norime parodyti, ką išmokome ir sužinojome per 4 metus. Na, o mus šiandieną stebės garbingoji komisija, kuri jau yra baigusi visas miškyklos klases. Tai Varnas. Aš komisijos pirmininkas, nes visa giria mane girdi ir pažįsta, nes aš gyvenu jau 50 metų ir esu ištikimas savo gimtiniai. Jeigu Varnas šios komisijos pirmininkas, mes visi kiti komisijos nariai, Jūs, sekretorė, visiškai teisi. tuomet keiskime komisijos narius. Ežys. Nors pelės per visą žiemą sugriaužė mano visą biblioteką, tačiau ir žvejos moku pelėms pėsti pinkles. Kurmis. Nors aš pamečiau akinius, tačiau esu labai užimtas. Nuolat galvoju apie sliekus ir braižau urvo schemą. Vilkas. Aš moku vaikščioti nepalikdamas pėdų, o dainuoju geriau už žmones. Genys. Grybakai vadina mane daktaru ir aš nemanau, juk tai yra blogai. Voras. Aš ilgai mokiausi ir pratinausi verpti siūlus ir raišioti mazgus. Dabar mano tinklai žvilgo ore. Jie tokie gražūs, kad jau atskrenda pasižiūrėti daug skanių musių. Ir paskutinis pats gudriausias komisijos narys Lapinas. Taip, aš tėtis Lapinas, o čia mano sūnus Lapiukas. Kadangi iš visų geriausiai moku gaudyti peles ir pasprukti nuo medžiotojų, to paties mokau ir savo jaunėlį sūnų, kuris dar ruošiasi lankyti pagrindinę miškyklą. Garbingiausiai miškyklos komisija. Šiandieną mano draugų likimas jūsų rankose. Jeigu nuspręsite, jog 6 mano draugai yra verti pereiti ir toliau mokytis pagrindinėje miškykloje, padarykite taip. O jeigu nutarsite, jog kuris nors iš mano draugų turės likti kartoti kursą pradžios miškykloje, padarykite taip. Ar jau galiu kviesti savo draugus? Kadangi labiausiai jaudinasi ir dreba kiškis, kviečiu į pirmąjį. Ką aš dabar galiu pasakyti? Atsiminiau, aš žiemą moku užsilipti ant avilio ir graužti obelaičių šakas. O važiokas to nemoka ir jaučiu niekada to neišmoks. Ir dar, aš žiemą medžiotojų šunį nuviliau ant plono ledo, tai jis vos nenuskenda. Taip aš išgelbėjau jaunesniuosius kiškučius. Kągi, ar kiškis yra vertas toliau mokytis pagrindinėje miškykloje? Garbingosios komisijos teismui atiduodamas šikšnosparnis. Nors aš labai noriu miego, tačiau atlėkiau, nes labai noriu tęsti mokslus pagrindinėje miškykloje. Gerbiamai komisijai prigaudžiau ir atnešiau pilną padėklą vabalų. Valgykite į sveikatą.
Gal daugiau apie mano darbus ir pasakoti nieko nebereikia, nes kaip matot, turiu lėkti į palėpę ir išvaryti iš ten katiną, kuris tyko mano draugų. Ir kokiagi būtų komisijos nuomonė? Kar. Ša, girdi tą muziką? Girdime. Siūlyčiau šį muzikantą be jokių testų perkelti į pagrindinę miškyklą. Ši jo melodija mane prisilesiusią vabalų tiesiog svaigina. O aš reikalauju, kad šitas muzikantas parodytų savo instrumentą. Gal čia skamba tik garso įrašas. Garbingosios komisijos vardu prašau pasirodyti žiogą. O aš valdau mūsišką žiogišką instrumentą. Jo negali bet kas turėti. Kai mūsų kojos subręsta, sparnų galai tampa kieti, mes braukiame juos vienu į kitą ir pasigirsta muzika. Nuostabu. Kar. Kviečiame dar du labai mielus padarus. Aš nesu matęs žiemos ir šalto vandens. Šiem aš gyvenu gilioje kiaurymėje Alksnio kamiene. Kas aš? Rupūžius. Tiesa ar melas? Mano namai po kopūsto lapu. Šiąnakt įvyko žemės drebėjimas. Visų balų vanduo, brrr, koks neskanus. Tavo plakate, manau, tikras melas. Mano plakate gryniausia tiesa. Aš gyvenu darže po kopūslapiu, pro daržą vedžioja kelias, kuriuo važiuoja daug mašinų, todėl man visą laiką dreba žemė. Žmonės į balas pila kažkokį dvoką, todėl visų balų vanduo brrr, koks neskanus ir mes tebeturime kur neršti. Giliausiai jums rupūžių mano užuojauta ir komisijos nuosprendis. Kar. Mielas bičiuli, kas tau nutiko? Nepatikėsite, aš čia atlėkiau tiesiai iš mūšio lauko. Mano kaimynas balandis burklys, o mane suktinis tiesiai mano namų pašonėje. Ir neiškentė mano širdis. Pakilau į dangų, pliaukštelėjau sparnais, apsukau ratą. Tegul pamato, koks aš drąsus ir skrenda savo. Už tokią drąsą balandžiui reikėtų įteikti medalį. Atsiprašau, panelė, čia ne medalių skirstymo komisija. Kadangi jau balandis yra paskutinis, jį be jokių testų perkelsime į pagrindinę miškyklą. Kar. Labai iškilmingai noriu paskelbti, jog visi 6 pagrindinės miškyklos žvėrys, paukščiai ir vabalai, kiškis, šikšnosparnis, žiogas, citrinukas, rupūžius, balandis. Nuo šios minutės skelbiami pagrindinės miškyklos žvėrimis, paukščiais ir vabalais. Mėly žmonės, ačiū, kad pakvietėte mus į pagrindinę mokyklą. Parašykite mums daug laiškų. Nepamirškite informuoti, kad atvyksite į pagrindinę miškyklą. Mes jūsų labai lauksime ir nuoširdžiai priimsime. Iki pasimatymo.